Labadiena, gerbimieji žiūrovai, prieš jūsų akis Tauragė, o jeigu dar sukonkretintume vietą, tai Tauragės Vytauto stadionas ir šiandien čia toks pat pirmos lygos buvo užfiksuotas rungtynėse, kuriuose susitiko greta esančios komandos. Čia baudinį skiria Irmantas Kaprašovas. Panevėžiečiai, dėmesio. Virpstas ir neišnaudojo galimybės, bet dabar Kovbasa prie baudos aikštelės, Kovbasa, perdavimas, smūgis, Kadaras kamuolį atmuša, o čia nuošalė buvo ekrano ataka. Jelčius. Tasis numeris labai gerai žaistas kamuolys ir Sidas Mačaitis gelbėja. Taip, galima suprasti šį treninio žestą, o ekranas štai taip ir pirmasis įvartis, trečias kartas nemeluoja. Gali ten griebtis už galvos, bet Eimantas Abramavičius aplenkė varžovus. Patarimai dėl vėliavos kėlimo, bet čia ne tuo turbūt Kulibalė. Epizodas atrodė labai pavojingas, o Tauras turi šansą, bet smūgis, kurį atliko Egidijus Dusevičius, 18 numeriu žaidžia Kotaro Kišitanį. Perdavimas į baudos aikštelę ir rezultatas tampa 1-1. 19 numeris Nedas Totilas išnaudoja puikų komandos draugo perdavimą ir sukelia džiaugsmo bangą tribūnose. Stiprumo, bet sumanymas buvo geras. Ir dabar jau reikia gintis. Abramavičius šauna ir skersinis. Eimantas Abramavičius. Ir štai Eduardas su kamuoliu, perdavimas, smūgis ir kokios progos neišnaudoja šį kartą. Aišku, sprendimą priima teisėjas, o čia kortelė turi būti Eduardo ir šalia vartų praskrieja kamuolys. Kortelė nebus parodyta, jei bus parodyta kortelė, tik tai ne tam, o laukom, raudona kortelė dar iš pradžių. Šalinamas vienas, Tauras įmušti, aišku, vartus nepataikė, bet dar laiko yra. Nedas Totilas prie baudos aikštelės, smūgis šalia vartų. Kamuolys. Link Pikčiūno. Pastarasis kelių žaidėjo apsuptė. Totilo smūgis, rikošetas, Virpstas ir šį kartą tame epizode ekrano žaidėjai, bet sėkmė yra. Kondrato, ne visai sėkmingas bandymas, bet ataka tęsiasi. Dovgi, dar rikošetas, dar smūgis ir įvartis. Įvartis kyla iš vietos sirgaliai ir atrodo, kad Tauragės Tauras dar vieną pergalę ištraukė, kaip sakoma, iš paskutiniųjų per pridėtą laiką. Na ir čia nuošalės nebuvo. Tikras, aišku, bet dar teks šiek tiek pažaisti. Pikčiūnas. Prasimeta kamuolį Pikčiūnas, perdavimas ir 3-1. 3-1 Eduardo. Dar vienas smūgis, kuris galutinai padeda tašką šios dienos rungtynėse. Tauras, sakiau, kad daug būdavo įvarčių per pridėtą laiką. Įveikė, po dramatiškos pabaigos rungtynių įveikė rezultatu 3-1.